Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Pavelas Durovas yra rusiško socialinio tinklo VKontakte įkūrėjas. 27 milijonieriaus turtas šiuo metu vertinamas maždaug 200 milijonų eurų. Kartą Pavelas nusprendė pasilinksminti. Iš 5000 rublių nominalo, maždaug 150 eurų vertės banknotų, jis ėmė lankstyti lėktuvėlius ir mėtyti pro savo kompanijos biuro esančio Sankt Peterburge langus. Liudininkai teigia, jog praeiviai tiesiog sužvėrėjo ir pradėjo vienas su kitu grumtis dėl mėtomų banknotų. Jie mušėsi ir laužė vienas kitam nosis. Rankinėmis talžė galvas, kaip beždžionėlės karstėsi medžiais, kad surankiotų ant šakų nukritusios banknotus. Pats Pavelas sako, jog norėjo miestiečiams sukurti šventinę atmosferą. O iš pinigų sulankstytus lėktuvėlius liovėsi mėtyti tik tuomet, kuomet suprato, jog praeiviai namo sveiki negrįš. Ačiū žiūrėjusiems! Visas neįtikėtini faktai laidas galite rasti internetinėje televizijoje Be Tabu TV. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook paskyroje.